kartą dalyvaujate šiame festivalyje? Ne pirmą kartą. Jau trečią kartą. Ir sakykite, kaip jums čia patinka? Ar tenka dažnai suklysti? Kaip viskas sekasi programą įgyvendinti? Kai kada labai gerai, kartais ir suklystam. Mūsų amžiui turbūt jau tenka suklysti retkarčiais. O ką jums reiškia šokis? Šokis tai reiškia jaunystę, gyvenimo pilnatvę, džiaugsmą. Na ir kolektyvą, kuriame gali ir pabendrauti, ir pašokti, ir pasibaram kartais, ir žodžiu, ir šokį, ir padainuojam, ir pašokam. Sakykite, ar sklandžiai vyksta festivalis? Labai sklandžiai, labai viskas eina be jokių pertraukų ir netgi labai greitai. Tikėjomės, kad labai prailgs, bet tiesiog jau į pabaigą beveik. O kokios jūsų nuotaikos, kokios kolektyvų nuotaikos? Mūsų nuotaikos kuo geriausia atlikti savo darbą. Kolektyvai visi irgi šaunūs, pasitempę, linksmi, truputėlį turi jaudulio, bet kaip visą laiką į sceną einant, jaudulys būna. Labai jaudinatės prieš savo pasirodymus? Ne, mes jau pripratėm. O kelintą kartą dalyvaujate šiame festivalyje? Oi, dabar kokį 5. Turbūt mes į 5 dalyvavom. Nuo pas pirmo pradėjom. Kaip ketinate nustebinti komisiją? Svarbu ne komisija, svarbu, kad mes judam. Šokom, mes laimingi. Ar ketinate laimėti ir pasilikti savo prizą? Mes jau praeitą metą buvom laimėjo, dabar reikia kitiems atiduoti. O ar džiaugiatės, kad galite šokti, ar dar yra daugiau pagyvenusiems žmonėms veikti? Mes labai laimingi, kad mes dar galim su kolektyvu šokti. Kam skirtos šios gėlės? Šitas gėlės skirtas vadoviai Ligitai, mes ją mylime, gerbėme, džiaugiamės, kad mus visada pakviečia į susitikimus. Atvykote į Prienus? Mes atvykome iš Vilniaus, kolektyvas Šimtažiedis. Kelintą kartą dalyvaujate festivalyje Revuona? 4. Ir kaip sekėsi praėjusiais metais, dar praėjusiais? Sekasi mums visada neblogai, o 2008 metais mes laimėjom pagrindinį prizą. Ir be abejo, tą labai džiaugiamės. Galbūt to tikitės ir šiandien? Mes atvažiavom pasirodyti, atvažiavom pakoncertuoti, jeigu bus prizas, bus, nebus, mes dėl to jau labai nepergyvenam. O kaip jums patinka Prienuose, ar šiltas čia kolektyvas? Kolektyvas čia šiltas, aplinka yra nuostabi ir mes visada labai džiaugiamės, kad čia galima atvažiuoti. Ypatingai prie upės mums labai patiko. Mes tiesiog senoje jaunėjame, energijos gauname. Tiek mums čia smagu. Ir mes visi dabar šiandieną, sakau, visi prieš šitą dabar pasirodymą tylėjome, nekalbėjome. O dabar visi taip norime prabilti, nes tai buvo, žinokite, atperka visą darbą, kaip ir kalbėjau. Ėjome sekmadieniais, vis dėlto vis tiek. Mes, kaip sako, pagyvenusi žmonių, norim irgi taip pat prie miestų, irgi biskutuką, kad būtų gražiau. Bet, žinot, tos geros emocijos, kada gauni plojimą. Ir to mums svarbiausia. Tikriausiai didžiausias džiaugsmas, kada kitiem kažkam tai patinka. Nesibarė, bet rankutėm ploja. Dėkoja. Tas nelemtas žodis konkursas. Kažką reikia išskirti. Šiaip sakiau, visi kolektyvai labai nuostabus, labai gražus. Bet kadangi jau toks konkursas su tuo prizu pereinamuoju, tada reikia ir pasakyti. Ir sakau, Kauno kultūros centro šokių kolektyvas Ainė.
labai nelengva atsiskaityti. Mes dirbom 4, čia sprendėm, bet vyrai 3, o aš viena, jie vienu žodžiu mane, kaip sako, liaudiškai išdūrė ir sako visus guzus prašom pasiimti, nes kai kuriems čia reikės likti vietoj, o aš tai išvažiuosiu. Apskritai norėčiau pasakyti, kad labai malonu dalyvauti tokiuose renginiuose, tikrai yra sveikintina, kad Prienų kultūros centras organizuoja tokius suvažiavimus, reikia pasakyti. Nes tokie renginiai jie labai daug duoda naudos kiekvienam kolektyvui. Ir pasimokyti, ir pakritikuoti, ir pasižiūrėti, kas netgi iš blogų dalykų galima mokytis, juk žinot. Taigi tikrai pabendrauti kolektyvams labai smagu, o man tai ypatingai, aš labai šitą grupę, kaip žinot, labai myliu, šitos grupės šokėjus ir su daugeliu esu labai jau ir seniai pažįstama. Ir labai malonu, kad ne tik, kad nemažėjo kolektyvų, bet šiandien aš jau atradau 2 visai naujus, kurių nepažinojau. Labai smagu ir jiems irgi linkiu didelės sėkmės. Na, o iš tiesų jūs visi labai išradingi, vadovai išradingi, matosi, kad stengiasi ir komponuoja, ir vienu žodžiu viską daro, kad jūs kuo gražiau scenoje atrodytumėt. Tačiau aš norėčiau čia visiems įteikti po tą pereinamą prizą, betgi man pasakė, kad yra tik vienas. Taigi, nežinau, pritarsit jūs ar ne, bet mūsų visų čia komisijos narių nuomonė, kad šį kartą pereinamą prizą išleisim į sostinę. Gal mes kažkiek tai prisidėsim, kad vis tik tai tūkstantmetis artėja ir Vilnius bus Europos kultūros centras. Vienu žodžiu, labai smagu, kad tokį gražų kolektyvą turi ir Rūtelė, mano kolegė, taip gražiai dirba ir toks gražus didelis kolektyvas. Dar kartą jiem pakloti. Nesitikėjome tokio aukšto įvertinimo, mes dar tik 2 metai, kai čia atvažiuojame ir mokomės, džiaugiamės, susitikę su draugais ir tikrai labai ačiū, dėkoju šiandien savo Šimtažiedžio šokėjams, be jų aš būčiau tarsi šaltinis be vandens, dėkoju savo instrumentiniai grupiai, kaip jie groja, taip mes šokam, dėkoju savo centro direktoriui, kuris mus, Algimanto Irbočiui, kuris šiandien taip pat groja ir mus veža visur, kur mes tik tai esam kviečiami. Na, o labiausiai dėkoju žiūri, tik gaila Vandos Verkulienės, kad ją vyrai nuskriaudė. Ir ačiū myliems žiūrovams. Mes šitą verpstę labai saugosim, puoselėsim ir ją pastatysime Šimtažiedžio medžio aukščiausiai viršūnei. Tai mūsų bus kelrodė žvaigždė. Ačiū. Ko gero, pats sunkiausias dalykas šitam visam reikalė yra vertinimas. Aišku, labai sunku buvo apsispręsti, to labiau, kad festivalis prasidėjo su kažkokiais nesklandumais. Taip, 6 metai vyksta šitą šventę, 6 metai šitą verpstę vis keliauja po Lietuvą. Ir šiandien mes pasitarėm ir komisija nusprendė, kad laikas tai verpstei sugrįžti į namus.
Tai sveikinam jauną kolektyvą ir versti grįžti į namus. Jaudinuosi, mums tenka visą laiką nemaloni misija, kai kažką reikia išskirti. Visi buvote gražus, visi buvote linksmi, visi krypėt, dulkės kėlėt, šypsojotės, bet šitą verpstę kiekvienam kolektyve būna tik tai vienerius metus. Ir mes ją šiandien turim perleisti kitiems. Tai bet už tai tiek ir užtrukom ten besiginčydami, kam ją perleisti. Ir vis tiek turėjom priimti tą sprendimą ir aš jį dabar pagarsinsiu. Visi kolektyvai gavo pamažytę verpstę, bent sakom, bent tiek ant dušas bus gerai. Tai o didelė verpstė iškeliauja į Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro pagyvenusių šokių grupę Diemenį. Viena blogybė ta, kad yra komisija ir graži verpstė, paguoda tokia. Vis dėlto tą verpstę reikia kažkam atiduoti, kažkas turi įsivežti arba čia pasilikti. Tai, kai sako, kaip visose kalbose, kad komisijai tiem tai dirbo, svarstė, ginčijosi ir pagaliau nusprendė. Tai jo. Šiaip tos verpstės turėtų būti 8, bet šiandien viena. Yra mažesnės. Taip, tai reiškia, aš manau, jūs, mes nusprendėm komisiją ir jūs tikrai palaikysit, kad šitą verpstę turėtų išvažiuoti į Šiaulius. Dobilų. Perkulėlį. Vėl visi nukilo nuščiuvo, visi galvoja, kur kita verpstė dabar pasuks ienas. Noriu pasakyti, kad, aišku, mums teko tą pati nedėkingiausia dalia, tai yra vertinti. Visi jūs buvot puikus, visi buvot su gera nuotaika, ypač baigė pirmą šokį. O pirmo šokį visą laiką nuotaika pasitaisydavo, jaudulys praeidavo. Tai vertinti visą laiką jūsų. Visi šokot gražiai, visi buvot jauni ir gražus. Bet konkursas lieka konkursu ir vis tiek mums reikėjo priimti sprendimą. Ilgai nesipešėm, prabalsavom.
balsavom, nubalsavom, net nežinau, kaip čia kalbininkai pasakys. Ir šiemet Virpstė iškeliauja, bandysiu perskaityti. Ir Vilniaus miesto Vilkpėdės bendruomenės socialinis paslaugų centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvui 100 žiedis. Kolektyvas dalyvauja respublikinėme pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupių konkursas festivalis Revona. Dar nei vieno karto šventės nepraleidę. Norėtume dar taip pat pakalbinti gerbiamą mokytoją Puišį, kuris taip pat nei vienos šventės konkurso festivalio Revona nepraleidęs. Prašom, mokytojas. Taip, jau 10 kartą turbūt dalyvaujam, nepraleidom, esam dėkingi, ten mus pakviečia, nors nesame rajono centrų kolektyvas, bet rajone esame panašaus tipo kolektyvai 2, Vajaunas ir Treiktinis, ir stengiamės pateisinti tą kvietimą ir šiais metais taip pat norėtume dalyvauti. 10-asis festivalis ir kolektyvo Vajaunas 15-asis gimtadienis. Ačiū kolektyvui ir jų vadoviai Ligitai už pakvietimą. Labai ruošiamės, labai mokomės, tikimės gerai pasirodyti. Esam pas jūs jau dalyvavę ne vieną kartą ir 2011 metais esam laimėję jūsų garbingą prizą, kuris visus metus puošia mūsų kultūros centrą. Taigi, žinom, kad pas jūs smagu. Pirmą kartą, kai gavome pakvietimą į jūsų šventę, labai apsidžiaugiam. Tai buvo 2007 metais. Su malonumu atvykome, pašokome ir kiekvienais sekančiais metais stengiamės visada dalyvauti jūsų organizuojamame pagyvenusių šokių grupių festivalyje. Vieni metai buvo mums gana džiugus ir sėkmingi, tai 2010 metai, tada pavyko laimėti pereinamąjį prizą. Bet prizas buvo ne šiaip sau, o toks, kad teko 2 vyrams nešti. O šiemet jau ruošiamės atvykti 6-ąjį kartą į jūsų šventę. Labai malonu, džiaugiamės, kad mūsų nepamirštat, visada pakviečia.